21 sprendimas dėl Širvintų savivaldybės tarybos 2013 metų sausio 31 dienos sprendimo numeris 1/5 dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo dalinio užtikrinimo. Šio sprendimo projektu viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose pakeičiamas įstaigos vadovo pareigybės pavadinimas iš vyriausiasis gydytojas į direktorius. Pakeitus įstaigos įstatus būtų atitinkamai pakeista darbo sutartis su viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė Liudmila Braškin, vykdyti su pareigybės pavadinimo pakeitimu susiję teisės aktai. Prašau, tarybos narė, ar turite klausimą? Aš manau, čia redakcija tokia, ar punktas 1.3 atleidžia direktorių iš pareigų skiria ir atleidžia iš jų savivaldybės ar savivaldos įstatymą. Ar savivaldybė turi mūsų atskirą įstatymą, ar tai remiasi savivaldos įstatymą? Korektūros gilę priklausysim. Ačiū už pastabą. Prašau, Andrius Jotonis. Aš norėjau paklausti, savivaldybė teisinis procesas yra viską. Dar ne. Nėra įsikėsiu jokią pastabą. Norime šią pakeisti, reiškia, šitą išvykdytojas direktorių. Prašau, tarybos nariai, ar dar bus klausimų? Klausimų nėra, tai prašau pataisyti korektūros klaidą. Ir siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? Susilaikė? 12 už 6 susilaikė. Sprendimas priimtas. 22 dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo. Šiuo sprendimo projektu koreguojama viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų, komitete diskutavome. Buvo direktorė, klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 12 už, 6 susilaiko, bet ir nieko nesiūlo, tai 23 klausimas yra išbrauktas. 24 dėl Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos. Šiuo sprendimo projektu parengtas pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo planas nustato pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros plėtros tikslą, uždavinius ir plėtros kryptis Širvintų rajono savivaldybėje. Pati programa pridedama. Prašau, tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Sprendimas priimtas. Dėkuoju.